Ar gali būti taip, kad jeigu žmogus atlieka dabar testą, yra vieni rezultatai, o tarkime po dar 3 metų, dar kartelį atliekant tą patį testą, kai jau yra vėl sukaupta papildoma patirtis, galbūt nusiteikimas kita asmeninė situacija ar ne? Ar labai skirsis tie testai, ar tos pagrindinės vertybės jos vis tiek liks tos pačios kaip bazė? Taip. Labai geras klausimas, nes labai dažnai uždavinėja tą klausimą tiek kandidatai, tiek darbdaviai. Šiaip bendrai, ar ne, psichologijos teorijoje yra sakoma, prie kokių aplinkybių asmenybė keičiasi. Ir va taip, kad kardinaliai pasikeistų testo rezultatai, ar ne. Tai viena aplinkybė yra tokia, kai žmogus, gyvenime turi kažkokių labai staigių, greitų ir kardinalių sukrėtimų. Tokių labai iš esmės, kur supurto visą asmenybę, išjudina ją, pasikeičia tiesiog net požiūris ar ne, vertybinė sistema. Tai labai kardinalus sukrėtimas. Tai tikrai gali įtakoti ir vienareikšmiškai įtakoja, nes testą atlieka tai asmenybė. Kitos aplinkybės, kai žmogus labai sąmoningai ilgą laiką save tobulina, ugdo ir labai kryptingai. Bet tai jau neatsitiks labai greitai. Bet Rima, kaip sakei, per 3 metus tikrai galima išugdyti, ištobulinti tam tikras ar ne savo asmeninės savybės ir pakeisti ir pakoreguoti. Jeigu ten labai buvau ar ne koks nors be savikontrolės, prie bet kokio konflikto užsipliesdavau ar prie bet kokios kibirkštėlės jau ten dūmai rūkdavo, tikrai galima per 3 metus puikiai meditacijos, požiūris ar ne, galima labai susitvarkyti šitą savo tokią asmeninę reakciją, impulsyvę. Tai vėlgi irgi tada ar ne atsiras pokytis ir asmenybės teste. Ir kita dar tokia, nematoma, kitaip tariant, pusė, kai asmenybė keičiasi, kai tarkim patenka į tam tikrą aplinką ir joje ilgai, pavyzdžiui, dirba. Tarkim, atėjo arogantiškas ar ne koks nors darbuotojas į įmonę, kur viskas, kur nėra statuso, nėra hierarchijos, kur vieni kitiem padeda. Ir tarkim, toks žmogus išbuvęs 8 metus, arba, aišku, jis pradžioj išeis, arba kažkas jį laikys ir jis tikrai kentės, o tada ir pasikeis. Ir tai tokios 3 aplinkybės, kai mes tikrai keičiamės. Nėra čia konstantos, kad mes visą laiką išliekam tokie patys. Bet šiaip pagrindiniai tokie kaip temperamentas, ar ne? Dabar iš manęs tokio aktyvios, tokios greitos, ar ne, mėgstančios pokyčius. Nepasidarysi flegmatikas. Taip jau, nebent ten kažkur mane išvežtų į kalnus ir metus uždarytų, faktas, kad ar ne, tas tempas sulėtėtų. Bet žiūrėk vėl į kitą aplinką ir vėl tu su savo prigimtim atgimtum.